Labas visiems, prieš prasidedant šitam video aš norėjau suteikti jam truputį kontekstą, nes nežinau, ar ten viskas iki galo aišku. Žodžiu, situacija buvo tokia, kad aš turėjau atvažiuoti į ofisą ir nufilmuoti vieną video, bet buvo be make-up'o. Tai pasiėmiau visą savo kosmetinę ir atsisėdau ofise dažytis ir ten buvo mano kolegos, Narimantas, kuris, to aš jums parodysiu ir Narimantą, o dieve, Narimantai. Tai va, jisai. Ir staiga man nesuvokiamu būdu. Jisai išsitraukė, pasistatė kamerą, sujungė mikrofonus ir pradėjo mane filmuoti. Tai šitas video bus toks pats nuoširdžiausias make-up tutorialas, kur aš mokiau dažytis ir pasakojau apie kosmetiką vaikinams. Aplink pas mane buvo Narimantas ir Rokas ir jie filmavo ir klausinėjo viską apie make-upą. Ir paskui, kadangi Narimantas turi labai didelių creative aspirations, tai jisai sumontavo man tą video ir gavosi visai juokingas rezultatas, tai galvoju, kodėlgi su jumis jo nepasidalinti. Tai per daug nežiūrėkite šitą video rimtai, čia viskas prikolo forma ir jo, čia pats nuoširdžiausias make-up tutorialas ever. Ir dabar viskas, varom į video. Labas, šiandien darom video Narimantui. Čia bus make-up tutorialas ir mes darysim mano veidą padorų. Ir mes jau naudojame Catrice 24 Hour Made to Stay Makeup pudrą kartu su Luminous CC Cream ir miksas jų yra labai gražus. Ir taip pat dar šiandien pirmą kartą naudojame Beauty Blenderį, kuris yra magiškas prietaisas, jau iš karto galiu pasakyti. Ir dar turime muilą, kuris yra skirtas plauti Beauty Blenderį. Čia jums nešypsau. Gerai, kadangi aš esu tokia baisi, kad negalėjau jums pasirodyti be make-up'o, tai pasidažiau ir tada tik tais pasirodžiau jums, tai ant mano veido jau yra šitie dalykai. Tikrai ne dėl to, kad Narimantas nemoka jums mikrofoną. Tikrai ne dėl to. Aš nuoširdžiai nieko nematau, tai tiesiog apsimeskim, kad aš... Ir Beauty Blenderio pagalba mes išblendiname viską. Iš tikrųjų, concealerio nereiktų blendinti su Beauty Blenderiu, dėl to, kad jis tada dingsta ir nebelieka jo. Bet kadangi aš tokia graži, kadangi aš esu tokia baisi, čia yra Bahama Mama The Balm bronzeris, kuris yra labai geras produktas, jeigu nori apsimesti truputį labiau įdegusi negu įprastai. Tai taip, tai mes darome taip, va. Ir tada apsimetam, kad mes esame įdegę. Tai va, ir apsimetam, kad aš turiu skrastikulius, ne? Tai darom va taip, va. Čia žinot, ką darom? Berniukai, va, žinot, ką aš čia va dabar darau? Ne. Apsimetu, kad mano galva turi formą. Čia yra, kaip čia? Ardekas, kai stalai, sunshine kažkas. Ir Laura numetė ant žemės šitą dalyką. Tai čia yra Maybelline 24 Hour Cream Matte Eyeshadow, kurių spalva yra creamy beige. Ir mes juos paimsim, va taip va. Darysim fanarus. Nu ir tada užsidedi ir tada paskui bandai apsimest, kad ten nieko nėra, ne? Tai, nu taip taip pat. Trini akį. Trini, 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 trini. Ir fanaras lieka. O koks yra gyvenimo tikslas? Jokio. Dabar yra smagiausia dalis. Prieš dažantis tušu. Mes paimam šitą dalyką. Čia yra MAC Prep and Prime. Žodžiu, čia yra fixing spray. Jisai iš esmės užtvirtina makiažą. Šitą galima naudoti ir be makiažą, jis tarsi atgaivina odą. Bet man jis labiausiai patinka dėl to, kad kai daug make-up'o dediesi, pas man iš tikrųjų čia yra labai nedaug make-up'o, just letting you know. Bet kai būna daug make-up'o, tai gali atrodyti, kad jis tarsi matosi ant veido, ta prasme, kad toks kaip... Bet kai su šitu padarai, jisai tik tarsi viskas sulieja. Ir tada naudosim labai populiarų visame pasaulyje, į Lietuvą atėjo tik prieš kokį mėnesį, tušą, kuris vadinasi Benefit, The Real. Ir tai yra labai neblogas tušas, bet aš nesuprantu, kodėl aš 3 metus galvojau, kad tai yra geriausias tušas pasaulyje, o iš tikrųjų tai yra tiesiog tušas. Tai va, ir dažomės tušu. Iš tikrųjų, žinot, aš esu truputį nusivylus šitų tušu, dėl to, kad aš jį naudoju kokį mėnesį ir jis jau baiginėjasi. Žinot, jums dar labai pasisekė vienas dalykas, kad aš šiandien su Brežnevu antakiais. Tai va,
Mes beveik baigėme mūsų make-up tutorialą. Palaukit, aš paieškosiu, ar ką nors turiu lūpoms. Turiu! O tai kurį dabar naudot? Čia yra Benefit Benetint. Šitas dalykas iš tikrųjų yra skirtas lūpoms ir skruostams, kaip tie patys skaistalai. Jos spalva yra labai graži, bet man nelabai patinka, nes jis labai džiovina lūpas. Bet kai pasidažai, tai būna gražu. Nes atrodo, kad tu nepasidažys, bet tavo rūpos tiesiog raudonesnės. Tipo, įprastai net nebūtum pasakęs, kad aš pasidažys dabar lūpas, jeigu būtum nematęs. Taip, veido pagrindui mes naudojame 4 Made Stay 24 Hour špaklius. Luminous CC Color Correcting makiažo kremą be parabenų. Tada naudojau Collection Less Imperfection maskuoklį, kuris yra mega pigus. Jis kainuoja gal 5 eurus. Svarus, nes jis yra iš Anglijos. Dėl to, kad jo Lietuvoje nėra. Bet visos beauty vlogerės, kurios turi mandriausias kosmetikas, naudoja būtent šitą, nes jis yra aukso vertės. Tuomet naudojame The Balm Bahama Mama. Tai yra magiškas produktas. Tuomet naudojame bebyrantį Art Deco skaistalą, kurios spalva yra, kaip ir sakiau, Sunshine Something, nes čia, jaudingi. Tuomet naudojame šešėlius, kurie yra Maybelline 24 Hour Stay. Žodžiu tie. Ir jų spalva yra Creamy Beige. Tuomet naudojame Benefit Day Real tušą. Ir dar naudojam šitą keistą mažą dalykėlį, kuris labai fainas, labai greit atrodo, bet, pavyzdžiui, dabar mano lūpas jas sausas, sakės. Nothing you say will ever be wrong. Nes aš viską tik nemokamai gaunu. Mokamai nieko nedarau, man nepatinka man.